Jau tie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus. Sveiki, šiandien mūsų svečias Vytis Bareika. Vytis yra Define Chase agentūros įkūrėjas, jau 12 metų rinkodaroje, dirbęs su didžiausiais Lietuvos agentūrose su žinomais prekių ženklais, tiek vietiniais, tiek užsienio. Vytis reklamai jau išleidęs yra virš 100 milijonų, dirba su appsais turinčiais milijardą atsisiuntimų. Pasaulinė patirtis, konversijų sekimo įdiegimas ir milijono biudžeto valdymas per dieną. Vyti, Paulius tau paruošė nemažai klausimų. Sveikas, Vyti. Sveikas. Sveikas, Simonai. Vyti, per savo karjerą turbūt esi dirbęs daugelį skirtingų agentūrų, esi matęs jų procesus iš vidaus, esi užauginęs pats ne vieną prekės ženklą sėkmingą ir dabar sėkmingai jau kelerius metus augini savo reklamos agentūrą. Ar galėtum pasidalinti galbūt ko reikia užauginti sėkmingą reklamos agentūrą ir galbūt tos sėkmės receptų, ar reikėtų pradžiai galbūt daugiau nišintis į kažkokią vieną sritį, ar geriau eiti plačiau ir teikti one-stop shop marketingo paslaugas. Mhm. Jo, tai kaip čia, reklamos agentūrai mano 3 metai, tai ten per pirmus metus mes padarėm 100 000 apyvartos, tai čia realiai aš vienas, tada po to antrus metus 300, trečius metus 500 000. Šiais metais jau rugpjūtį pasiekėm daugiau negu praeitais metais, tai vien praeitais metais 80% augom. Tai nežinau, dar ant kiek tai yra sėkminga, bet augimas yra gan didelis, bet kadangi dirbau įvairiose prieš tai agentūrose, tai žinau, ko klientams reikia, ko komandai reikia, ko klientam reikia, tai tų paslapčių yra daug kas yra suprantama, bet turbūt daugiausia lemiantis faktorius yra tavo žinios. Tai kuo tu daugiau žinai, tiek techniškai, tiek kas yra efektyvi reklama, kaip ją pasiekus, turi būti dažnis, kiek reikia kanalų, kietiesiems tikslams, minkštiesiems tikslams. Čia turbūt yra tas vienas iš bent jau mano faktorių, kas padeda parduoti, gauti klientus, tai yra būtent žinios. Tai kaip bendrauti su klientu, kaip jo strategiją sukurt, aplamai. Nes tu gali turėti techninės žinias geras, bet jeigu nemokėsi su klientu bendrauti, irgi yra problemas. Jeigu nemokėsi su komanda bendrauti, irgi. Tai tų žinias yra labai svarbu, sakyčiau taip. O ten į detalės, tai galima ten įsėti. Kalbant apie nišą, tai pavyzdžiui, mūsų agentūroje didelė niša yra mobile app marketingas, tai darbas su programėlėmis. Tai žiūrint į Baltijos šalis, nelabai yra agentūrų ar netgi freelancerių ar samdomų specialistų kitokių, kurie dirbtų su mobile app rinkodara. Tai čia yra ganėtinai didelė niša. Ir jinai tokia, kaip čia, gan pelninga. Tai nepaslaptis, didžioji dalis tų mano 100 milijonų skirta yra būtent app marketingė. Tai tenais 100 000 biudžetas per dieną nieko nestebina. Jeigu kalba eina apie žaidimus iš aplamai, ten gali kad ir 500 000, kad ir 1 milijoną per dieną, jeigu paleidinėjai visame pasaulyje. Ir žaidimas yra pelningas ir sėkmingas. Okay. Labai daug savo turbūt irgi veikloje akcentuoja ir viena iš jūsų stiprybių, bent aš jeigu gerai supratau, tai yra duomenų siekimas ir visas trackingas. Tai mane labai tas galbūt žavi ir norėčiau paklausti tavo nuomonės, būtent kokia ta svarba, nes
kitos agentūros galbūt tiek neinvestuoja ir visą tą kamuoliuką permenta į kliento pusę. Jūs susitvarkykit trackingą, mes tik tai setupinamės kampaniją, strategiją ir tą visą cherry on the cake darbą padarysim, o jūs jau sunku tą duomenų, žinai. Tai galbūt tas klausimas natūraliai būtų, kokia ta duomenų sekimo svarba ir ar vis dėlto tai turėtų būti agentūros atsakomybė, ar atiduodam verslui ir mes darom tik tais reklamas. Tai šiandien kaip tik turėjau darbo pokalbį ir klausiu, kas yra offline conversion trackingas, tai čia man toks slaptas klausimas. Tai dažniausiai, kai aš užduodu, tai, taip yra, kad mažai kas gali atsakyti, kas yra offline conversion trackingas ir kaip jisai veikia. Tai mes dažniausiai stengiamės, ir dauguma šiaip agentūrų stengiasi būti one-stop solution, kad vienoje vietoje gautum atsakymą, kad klientui kuo mažiau būtų vargo ir kuo patogiau būtų su tavim bendrauti. Tai mano manimu turėtų būti, tai yra agentūros atsakomybė ir mes dažniausiai, kai mes einam pas bet kokį klientą, pirmas dalykas, ką mes padarome, tai viską sutvarkom. Tai analyticsai, tag managerius, Facebook'o, ten server-side trackingas, Pixeliai, conversion API'us, Google Ads, Enhanced conversion trackingas, offline conversion trackingas, ten TikTok'ais, Pinterest. Žodžiu, viską padarom, kad būtų tobula. Tada išsiaiškinam visus verslo tikslus. Tai niekada nedirbam su reklama, ten paspaudimų, parodymų, nebent yra įvaizdinė reklama, bet iš esmės išsiaiškinam kitosius verslo tikslus, kiek laiko klientas vidutiniškai būna su jumis, ar tam pusę metų, ar 12, kokia yra jūsų pelno marža, kada kiek reikia kvalifikuotų užklausų, kiek procentaliai iš lydų tampa kvalifikuotum užklausom, kiek iš kvalifikuotų lydų tampa pardavimais. Visą statistiką sužinom, viską per prievartą, vadinkime, išgauname, tai gan agresyviai iš klientų traukiam informaciją ir būtent spausdami gauname ir tada galim normaliai dirbti ir pačios agentūros darbas pasidaro lengvesnis, nes tu jau žinai, kaip dirbs tą reklamą, kokie yra tikslai ir kaip pavyzdys, dabar neseniai klientas vienas atėjo pas mus ir jisai sakė, mūsų tikslas yra duros, kaip pavyzdys, o pas jį yra subscriptionas. Tai subscription'e, jeigu tu matuoji pardavimą, tai pardavimas įvyksta, tarkim, iš tą pačią dieną ir ten tas pardavimas yra ten 5 eurų vertės ar ten, tarkim, 10 eurų vertės. Bet yra subscription, tai kiekvieną mėnesį vis prikaps. Tai jeigu tu žiūri tą ROAS, tą pirmą pirkimą, tai jis yra niekinis iš esmės. Tai reiškia, tada CPA turėtų būti 2,5, kad 5 pasiekti. Tai aš paklausiu, koks yra vidutinis kliento krepšelis, koks yra LTV per visą laikotarpį, kiek jisai pinigų sudaro, kiek laiko užbūna tas klientas ir paaiškėjo, kad tas klientas, tarkim, 80 eurų yra vertės. Tai dabar iš CPA 2,5 pasirodo, kad CPA gali būti 45. Tai tada, kai mes būtume dirbę, jeigu mes prieš tai būtume optimizavę 2 eurų CPA'us, kai realus yra 45. Tai klientas tik dabar pasidarė skaičiuoką, nors investuoja reklamą, arti 50 000 per mėnesį. Tai panašu, kad šitą klientą galėsim kartais išauginti biudžeto prasme, nes dabar galėsime žymiai geriau auginti kompanijas, didinti biudžetus, nes pas jas ir buvo problema, kad jie jau nelabai augo paieškoje, nebeaugo paieškoje ar ten kitose kanaluose, nes per konservatyvus buvo tikslai. Tai tiesiog matematika padarius įsisprendžia. Taip skamba, kad turi įsijausti į kliento verslo kaip savo. Realiai taip. Nes dar reiškia, klientas turi tavim patikėti, kad dalintųsi visą konfidencialią informaciją. Tada tu... Nes mums kaip dirbančiam su reklama yra sąlyginai paprasta, paimi kliento pinigus ir jos panaudoja, o atsakomybę neša vis tiek klientas, kuriam reikėjo tos pinigus uždirbti. Taip. Tai reiškia, tai, ką tu pasakoji, įmanoma turbūt pasiekti, turint tik tai labai gerą santykį su klientu. Ar ne tik, kad gerą, bet teisingą, ne? Mes taip ir einam per tą prizmę, kad tu nesupratęs matematikos, tu nelabai gali pirkti tą reklamą. Tu kaip ir apšnekėjom, vietoj 2 eurų pasakė 45 už pardavimą galima mokėti klientas. Tai čia kosminis skirtumas. Tai jeigu šito nebūtų padaręs, o prieš tai agentūra buvusi to nepadarė, ir pavyzdys mes
tarkim, tam klientui mes dabar esam 4 kartus brangesni negu prieš tai buvusi agentūra. Ir mes tą sugebėjome įrodyti, nes mes išauditavom visas jų paskyras, radom visas techninės problemas, visas strateginės problemas, viską patikėm juodam baltui ir, sakom, jūs darot neteisingai. Gal čia dar atsiranda laiko faktorius, kad jeigu tu jau dirbi su klientu, tai tu negali su juo dirbti mėnesį, ne, ar 2 mėnesius, jau iš esmės tada, kad visa tai įvyktų, ką tu pasakai, tai jau reikia mažiausiai pusmečio ar ten 9 mėnesių. Nebūtinai priklauso nuo kliento, dažniausiai mes tokius dalykus galime spręsti per porą savaičių. Mes labai užakcentuojam, pardavinėjai ledus ir nežinau, už kiek tu parduoti jas pilningai. Tai negali tai būti, tu turi žinot. Tai mes taip labai paprastai paaiškinam, kad nori dirbti normaliai, tai pasidaro matematika. Nuo pat pradžių. Tai kaip su klientu, nes labai yra blogai, kai tu, tarkim, 3 mėnesius dirbi, pusę metų dirbi ir, tai kokie jūsų tikslai? Arba tenais, tai koks jūsų biudžetas? Arba, tai gal steisom trackingą, matom kažkas neaišku. Tu iškart pirmą dieną ateina, iškart viską sprendi. Nebūtinai viską išspręsi per pirmą dieną, bet tu jau suformuoji užduočių sąrašą, ką reikės daryti ir tenais vieni sprendžia tą pačią savaitę, kiti per 2 savaitės, kiti gal ir 3 mėnesius, kiti dar ilgiau būna sprendžias. Priklauso, kiek reikia programuoti ir panašiai. Anksčiau kažkaip buvo, kad sutvarkai trackingą ir pamiršti, ne? Iki tol, kol pakeitė Universal G4. Dabar aš matau, kad trackingą reikia nuolat prižiūrėti, nes vis kažkas pasikeičia, ne? Tai turinio valdymo sistemui, tai kažkokį atnaujina įskipį, tai dar kažką ir tada gali būti, kad vieną dieną tas trackingas nebeveikia. Tai kiek jauti šitą dalyką? Mes gal mažiau priklausome nuo įskapių. Mes dažniausiai, kai ateina klientas, mes hardcodinam, tai reiškia, naudojam dažniausiai data layerus, tai kad per tai medžiagą galėtume juos pasimti tos visus eventus. Ir tada atitinkamai persiunčiam ten Facebook'ui, ten Google, Pinterest, TikTok ir panašiai. Tai mes mažiau nuo įskapių priklausome, tai kažkokios tokios problemos nėra. Mes patys tas dokumentacijas parašam klientui, tai dažnai būna agentūros irgi kokia yra detalė, kad jos sako, tai naikit čionais ir įsispręsk. Neoficialią Google instrukciją, net blogai parašyta šiaip beje. Neįdėliai parašyta. Tas yra techninių klaidų tam tikrų. Tai mes turim visus tos dokumentacijas, parašėm, čia pasakom, čia etų kartas turi būti taip aprašytas, čia registracijų reikia user ID. Žodžiu, viską parašom, patikiam klientui, lieka tik patik programuotam ir programuotams lieka tik įdėkti. Jeigu programuotis nesupranta, kreipiasi mus, mes kalbam, gyvi sutikimai, video sutikimai, e-mailas. Mes kuo labiau nuimam darbą nuo kliento ir net perimam komunikaciją su programuotais, jeigu reikia, kad tą sužiūrėt. Tai tas ir padeda mums tą greitą laimėti, o žiūrint į priežiūrą, tai visokiausiai nuojovė išeina. Pavyzdžiui, vakar su klientu šnekėjom apie appsus, Facebook'o rezultatai prasti, nes iOS'as neatiduoda visos informacijos, jeigu žmogus nesutinka atiduoti savo duomenų. Kai atsidarė apps ir klausia, ar leidi TV sekti ar neleidi sekti. Tai vakar išėjo funkcija, kuri turėtų tiesiog teoriškai tą patobulinti. Vakar, visiškai vakar. Ir vakar su to klientu kaip tik šnekėjom, kad blogi rezultatai iOS'o dėl šitos priežasties. Ir vakar atsirado tas dalykas. Tai technologijos tobulėja, vis atsiranda naujovė, tai tu turi sekti domėtis. Ir... Tai čia taip skamba, kad labai šitas rytis labai techniška, ne? Tai, nes vis tiek, kad gebėtum paaiškinti programuotojui, tai dalinai ir pats turi būti programuotojas kažkiek. Kaip čia mes sakom, mes neprogramuojam, mes pateikėm instrukcijas, kurios tenais yra, tai tenais, žinių reikia. Ir paskui ištestuoji, iš esmės, ar pagal tą instrukciją veikia. Taip. O tada dar atsiranda kūrybos dalis, ne? Nes bet visas techninės dalies reikia dar ir kūrybos, tai ir turbūt, pavyzdžiui, turėti agentūrai viską in-house, ne? Ir techninės žinias, ir tas matematikos žinias, kur ką tik aptarėm, ne, verslo tikslų, bet dar tada ir reklamos kūryba, ne? Tai va šitą dalyką patys in-house realizuojat ar outsourcinat? Tam tikrą dalį dizaino outsourcinam, pavyzdžiui, video outsourcinam, pagrindė video yra tas dalykas, kur dar nesam pasidarę viduje. Bet lygiai taip pat kūrybos pamokos pas mus yra prieinamos. Tenais
kaip tu to vizualas, kiek jų reikia keisti ten kas mėnesį. Ten dažniausiai klientams sako, kad minimum 5 vizualai bent jau per mėnesį turėtų būti, nes po 3 savaičių nusidėvi. Visos tos optimizacinės strategijos, peržiūrėjom visus konkurentus. Tai iš tikrųjų šiaip ir vizualuose mes ir klientam padedam, jie atsinčia, mes pasakom, kaip turėtų būti geriau, arba iš karto, jeigu darom mes, tada irgi labai komunikuojam ir. Žodžiu, labai daug know-how ir labai daug taisyklių. Ja. Ir dar tu, manau, kad esi turbūt vienas labiausiai turbūt išnaudojančių dirbtinį intelektą agentūros veikloje, ne? Nes manau, visos agentūros sako, kad naudoja, kartais tas naudojimas ten turbūt apsibrėžia ChatGPT ar Midjourney, bet kiek supratau, pas tave daug procesų ant to stovi, kad reiktų mažiau darbo rankų. Nebūtinai vien tik dirbtinis intelektas, yra tam tikri įrankiai, kurie ten, pavyzdžiui, Google Ads visą paskyrą išaudituoja, žiūri ten problemas, redirectus, ten adsų gramatiką. Daug dalykų darom, ataskaitas turim savo. Tai šiaip bandome kuo daugiau įgalint to. Kaip čia, kuo daugiau įrankių ir kuo mažiau žmonių? Nebūtinai, kad kuo mažiau žmonių, tiesiog, kad būtų greitas. Tai tikslas nėra, kad būtų kuo mažiau žmonių, tikslas yra, kad būtų greičiau. Tai ar bus greičiau ir efektyviau su žmogum, tai rinksime žmogų. Jeigu yra greičiau efektyviau su technologija, rinksime technologiją. Tam mes sprendime. Tai pavyzdžiui, dabar turime sprendimą, kur ateina užklausos ir jeigu užklausa yra žemos vertės, parašo į Slack žinutę. Jeigu yra vidutinės vertės, parašo į Slack žinutę ir sukuria taską užduočių sistemoje. Jeigu yra labiau aukštos vertės, tai irgi parašo žinutę į atskirą kanalą, kad aukštos vertės, tenais ir panašiai, irgi sukuria užduotį, priskiria žmogų. Tai ar labai būtų naudinga dabar turėti žmogų, kuris priskirinėja čia vertingas, nevertingas klientas potencialus, tai geriau tą automatizuoti. Tai tokiais atvejais žiūrim, kas labiausiai apsimoka. Labai įdomi čia technika iš tikrųjų, tai turbūt padeda sureaguoti per 24 valandas, kaip ir kliento užklausą ir tą patenkinti greičio reakciją. Ja. Kitas dalykas turbūt tada ateina natūraliai, tai jeigu potencialus klientas is a match, tai tada turbūt to poreikio įsigilinimas, nes kiek supratau jūsų veikloje, itin svarbu irgi išgirsti tą klientą ir šabloninių kažkokių sprendimų kaip ir netaikote savo veikloje. Kaip tik labai daug šablonų turim, bet kalbant dar grįžtant į tą klientų 24 valandas, tai 24 valandas pagal mus dažnai yra lėtai, tai mes tengiamės vos ne iš karto. Kas tas iš karto? Iš karto. 30 minučių bėgi jau gaučiau atsakymą. Tapsime, priklauso, koks tas yra klausimas. Mes, pavyzdžiui, turim tokią praktiką, jokių pasiūlymų nesiunčiam. Visi pasiūlymai yra pristatomi video skambučių gyvai. Ir pirmas dalykas yra, kuo greičiau rezervuoti pokalbį, įsiaiškinti poreikius ir, bet stengiamės kuo greičiau, nes, blynas karštas, kai jisai karštas, tai po 24 valandas jau toks biškai bus nebe toks karštas ir gali būti, kad tuo tarpu kažkas kitas nublokščia dėmesį ir panašiai. Tai stengiamės kuo greičiau užkabinti klientą, kuo greičiau padaryti auditą, tai žinau, standartinės agentūros, ten, jeigu reikėtų Facebook'o, Google, ten Analytics auditą, ten gali savaitę 2 daryti, dažniausiai savaitę, tai mes galim, kad ir per porą dienų padaryti. Jeigu labai norėtumėt, galėtume ir tą pačią dieną. Tai stengiamės tą labai reakcijos greitį turėti. Manau, šitas labai svarbus pardavimų faktorius, nes kiek pats kartą su kažką pirkęs, tai išsiunti 3-5 užklausas, dažniausiai nusipirki iš to, kuris pirmas susisiekė, turbūt taip. Telefonu. Nes nekartai yra buvo, kad kai tu pats perki, ne iki galo dar supranti, ką perki. Ir tas skambutis labai išgrynina apskritai, ar čia tu tą perki, ar tau to reikia, ir taip toliau. Taip viena užklausa bus iš tikrųjų norinčia pirkti, kita bus tik tai dėl kainos pasitikslinimo, ne? Tai va čia tas segmentavimas turbūt labai irgi padeda sutaupyti labai laiko, nes jeigu tu visiems ruoši pasiūlymus, iš kurių ten dalis gal domisi tik apskritai, ar iš vis jie galėtų įkasti šitą paslaugą, ne? Ja. Tai mes iš karto sakom, jeigu matom, kad yra kažkoks nesutapimas, sakom, minimaliai, kad su mumis dirbti yra nuo 2000 €. Čia minimalus bazinis planas, tada automatiškai
labai greit atsifiltruoja. Tai geriausias dalykas, jeigu matai, kad ne, tai sakyti iš karto, kad 2000 ir tada. Taip skamba, kad pas tai yra labai daug taisyklių. Labai daug. Kiekvienam dalykui. Tai reiškia, reikia tada sistemos, kad, žinau, kaip valdyti tas politikas, žinai, ypač, pavyzdžiui, ateina koks nors naujas darbuotojas ir jam visame tame reikia susigaudyti, ne? Jo, tai mes nepaliekam to kabėt kažkur ore, ten klausk Jono Petro, o pas mus yra, mes naudojam ClickUpą kaip užduočių įrankį, tai panašus į Notioną. Tai pas mus visi procesai yra dokumentuoti, klientas, jeigu nori, reikia gauti šią prieigą, tai mes nesinčiam laiškų, sveiki, pridėkite mūsų tą ir panašiai, mes turime iš karto instrukcijas su nuotraukom, ten kaip pridėti prie Facebook'o, prie Google'o, prie Analytics'ų, visi procesai yra dokumentuoti, tenai kainodara visą, neini į ClickUpą, surandi dokumentus, dokumentai yra aprašyti, tai mes, ten ateina naujas žmogus, nežino, kaip tenais kažkokios sukurt paskyros, ir tenais dar kažką irgi yra nufilmuota, video įrašas yra padarytas, tada to video įrašo yra transcriptionas, tai išėma tekstą, intelektą apdirbi, kad parašyti instrukciją, žodžiu. Tai žodžiu, jeigu tau kokį nors dalyką reikia daryti daugiau negu vieną kartą, tai sukursi jam instrukciją. Dažniausiai jo. O kodėl ClickUp'e dokumentuojat visus vidinius procesus, nes dabar mes irgi migravom būtent į ClickUp'ą ir aš dar vis svarstau, nes iki šiol tai pas mane Google sistemai, Google Suite visi tie procesai, bet svarstau galimybę irgi į ClickUp'ą galbūt viską perkelti, tai vat galbūt norėjau išsigryninti, kokia tu matai galbūt to nauda. Ja, tai mes ClickUp'e naudojame dirbtinio intelekto funkciją, kur gali su juo bendrauti. Okay. Tai pavyzdžiui, dažnai būna tu nori tarkim, klientui nori laišką parašyti. Kaip padaryti tenais vieną ar kitą dalyką. Tu parašai ClickUp'ui, parašyk laišką mano klientui ir ten yra visa mūsų duombazė. Kadangi yra visos instrukcijos, yra visi mūsų procesai, jis jau turi visą duombazę, tai tiesiog gali sugniuoti laišką už tave. Kitas dalykas, darbuotojas kolega paklausė kažko irgi, paukščiai nusiuntė. Arba kažko pats nerandi, pamiršti, kur tenais, ten gal seniau kažkur pasilėpęs dokumentas, jis tą dokumentą suranda, tau užtenka prašyti lietuviškai, suras man tenais, kiek reikia efektyviai rodyti reklamą per savaitę, kad būtų pasiekti žinomumo tikslai, parašai, pūkš suranda tą dokumentą. Tai va taip. Man taip skamba, kad tai Define Chase įmonės vertybės yra greitis, tada žinios ir skaičiai. Daug tų vertybių yra, tai šiaip bendrai stengiamės būti, kaip ir minėjau, kuo greitesni, kuo daugiau žinių, stengiamės dirbti stipriai, tai nuolatinis tobulėjimas mums tikrai yra labai svarbu. Aišku, visą laiką smagu, kai klientų sekasi, kai patys sukuriam kažkokį naują produktą, tai sugebam ir džiaugtis ir pagirti ant kitą. Vieną turbūt iš kartelių klientų acquisition procese paminėjai ir tą minimalų kažkokį biudžetą, tai taip. Turbūt čia kitas klausimas, kad kiek dar Lietuvos rinkai jums yra aktualu, bet Lietuvos rinkai tas vidutinis krepšelis ganėtinai nebūna toks didelis, tai mano natūraliai klausimas turbūt sekantis būtų galbūt gali pasidalinti kažkokiais klientų pritraukimo būdais, nes aš suprantu, tada jums reikia daug leadsų, kad daug filtruotųsi ir tada tą minimum barą, kas praeina jau su tais, ta prasme, bendraujat, onboardinatės, toliau prospektinatės. Ja, tai didžioji dalis mūsų klientų visgi yra lietuviai, bet jie eksportuoja užsienį. Tai reiškia, technologinių įmonės dažniausiai, kurios eksportuoja užsienį, tai čia lietuviai iš esmės. 80%, netgi daugiau. Okay. Tai lietuviams nėra problema mokėti 2, 4, 5 ar ten, kad ir 10 000, tai netame problema. Tiesme, ką tu gali pasiūlyti, kaip tu parduodi ir, kaip minėjau, tarkim, klientas neseniai vieniems mokėjo tenais 4 kartus mažiau, mums turbūt mokės 4 ar netgi dar daugiau kartų, bet jau iškart vertė pasikeitė. Jau iškart sužinojo tuos dalykus ir mes dažnai dauguma agentūrų dirba ten, tarkim, su Facebook'u, su Google'u. Ir čia yra pagrindas, Lietuvoje tai yra pagrindas. Tai kadangi mes dar dirbame ir su užsieniu,
bet net ir su tais pačiais lietuviais. Pas mus, jeigu netumėte svetainę, pas mus yra gal 20 skirtingų įrankių. Tai mes ir galim ten ir TikToką, Twitterį, Redditą, Snapchatą, ten begalybė tų įrankių yra, kuriuos mes galim pajungti. Ir ne dėl to, kad pajunka dėl to, kad smagu ar dar kažkas, o dėl to, kad tikim arba žinom, kad veiks tam klientui. Tai dažnai mes jį net paauginam kartais, vien dėl to, kad mes tiesiog daugiau papildomų kitų įrankių įgyjam. Tai tas padeda ir dar dauguma agentūrų, ypač performance, labai sufokusuoja performance. Leidžiam Google, leidžiam Facebooką, ten kuo efektyviau ir visą kitą, bet pamirštų žinomumo kompanijas, tarkim, brandingą, kur iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tyrimus, priklausomai nuo sektoriaus, vos ne 60% pinigų turėtų į brandingą, ne į performance. Tenais, jeigu tai yra finansų technologijų arba finansai, tarkim, ten bankas ar ten koks fintechas, tai iš viso 80% pinigų turėtų į brandingą, nes kas deda savo pinigus į banką, kai yra nežino. Arba nepasitikė. Arba nepasitikė. Tai mes irgi dabar labiau pereidinėjom į tą multidisciplininį variantą jau visus šios metus ir tai labai padeda mums augti ir mūsų klientam augti, nes kai darai vien tik performance, tai tu priklausomas nuo sezoniškumo, tu priklausomas nuo paieškų ir panašiai ir populiacija Lietuvoje yra nykstanti, apart migrantų, tai viskas tik darosi sunkiau, reklama vis brangsta, vis sunkiau, tai tau reikia kurti žinomumą ir pastebim, kad tos įmonės, kurios žinomesnės, visą laiką būna žymiai pelningesnės ir efektyviai ir turi geresnę pelno maržą, negu tos, kurios tiesiog daro performance. Tai va čia vadar. Labai natūraliai turbūt iš karto klausimas kyla. Jūs vis tiek daug dėmesio ir energijos skiriate į duomenų siekimą. Taip. Ir čia toks performancistinis dalykas. Ja. Tada, bet tu kaip ir sakai, kad daugiau turėtume skirti galbūt brand awarenessui ir prekės ženklo auginimui to biudžeto, tai galbūt kaip jūs pamatuojate tada tą sėkmę ir kaip įtikinti klientą, kad čia geras kelias eiti. Ja, tai jeigu pasakytum dabar bet kuriam klientui gatvės paimtam ar konferencijai, tau reikia 60% skirti tenais awarenessui, jisai sakytum, ačiū, negaliu suleis, nes bijo, kad iškart nukrisis į pardavimai, bijo, kad bus blogai. Bet tai performance yra trumpalaikiai. Tai jeigu žiūrėti daugumą kampanijų, jos nekelia ilgalaikės vertės. Tiesiog žmogus turėjo poreikį, nusipirko ir pamiršo. Nes performance reklamai turi, koks ten dažnis tenais, minimalus tas dažnis. Parodo ir po to galbūt parodys vėl to po pusės metų ar po 3 mėnesių, bet to nėra tokio nuolatinio dažnio. Tai mes labai akcentuojam, kad su brandingu tu tą dažnį tu turi ir pagrindinis tikslas yra turėti dažnį. Tai šiaip efektyvus dažnis yra 3 kartai per savaitę ir tu nuolatos žmogui rodai 3 kartus per savaitę, ko performances nesugeba. Jis vis prisimena, tu vis kuo didesnė auditorija, tuo tu taip augi. Tai mes dažniausiai dabar sakom tokią frazę, tai jeigu rekomendacija yra 60%, pavyzdžiui, B2C kampanijom, tai skirkit bent 2 mažiau negu rekomenduojama. Tai ta frazė 2 mažiau negu rekomenduojama dažnai ir suveikia, nes tiesiog supranti. Rekomenduoja 6, tai skirk bent 2 mažiau negu rekomenduojama. Labai stipriai skamba. Tai ir rodai visus mokslinius tyrimus, kurie atlikti, rodai kitus pavyzdžius, kaip tenais tada atsiranda tiesioginio srauto prieaugis, kaip tada pelno marža kyla, tada kaip organikas kyla, visi tie dalykai ir panašiai. Tai dauguma klientų ateina tik į performance, bet atsiranda ir brandingas. Jie dar labai stipriai su efektyvinam remarketingą, nes dažnai daro tenais Facebook remarketing kokį ir viskas, tai mes dar naudojame Display ir Video 360. Čia yra Google marketing platformos enterprise lygio įrankis, tai mes galime rodyti ne tik, ką GDN-as turi, bet ir visi didėjai tinklai pasaulyje, tai praktiškai visus žmonės galiu pasiekti planetoje ir rodyti ten Delphi, ten CNN, Forbes ir panašiai. O prie tų įrankių prieigą gauna kiekvienas, ar reikia kovoti ir ten būti premium partneris su Google? Jo, tai dauguma net Google darbuotojų net nežino apie šitą įrankį. Tai kaip aš sakau kartais klientam, kad prie Google Ads gali prieiti mano mama, atsidaryti paskyrą, o prie Google Enterprise negali, tai reikia tenais pasirašyti kontraktą su Google
arba surasti kitus kontaktus. Tai iš esmės tu net moki, kad naudotis tų įrankių. Tai nėra taip paprasta. Mums užtruko daugiau negu 1,5 metų gauti. Vien, kad su mumis susisiektų. Jo, ir turbūt tą norėjau pasakyti, kad kiekviena iš gatvės agentūra irgi turbūt atėjus Google paprašys ir negaus to atsakymo teigiamo, nes natūraliai kažkokį tos barus turi atitikti reikalavimus irgi. Jo, ir tas procesas trunka gan ilgai. Tai gal dar paklausiu tavęs klausimą, tai kas dabar vyksta su ta žaidimų, mobilių žaidimų industrija, nes minėjai pokalbę pradžioje prieš tai, kad ten šiek tiek keičiasi dalykai, ne, kad tos reklamėlės, kur leidžia pažaisti reklamėlėse, keičiasi, ne, nes kaip suprantu, čia turi gana daug patirties, kur mažai kas jos turi, ne, ir šita tema tokia mažai gal suprantama. Ja, tai planai, kaip minėjau, su appsais bendrai paėmus, tai mažai patirties yra pasaulio, aš tarkim, nes nebuvau San Francisco konferencijoje, grinai App Growth Summit, nežinau, ten 400 žmonių buvo, viena didesnių konferencijų, nišų, net Amerikų. Tai irgi buvo proga pašnekėti, kaip pranešėjai praeitais metais. Tai ten yra daug pinigų ir mažai patirties, nes skiriasi netgi technologija, tarkim, tu kaip perki reklamą standartiškai, tai tu ten naudoji Google Analytics ir per juos analizuoji informaciją arba reklamos kanale. Tai appsų tu iš viso tai atsiranda Firebase'as kažkoks, tada atsiranda visokiausia AppsFlyer, Just Single ar Kochava branches, kurie yra atribucijos įrankiai, apie kurios mažai kas žino. Tai visiškai technologinis paketas skiriasi, matavimo būdai skiriasi, tas pats trackingas, tai tu žiūri jau retentioną žiūrimas ten kitaip, ten žiūri day 1, day 3, day 7, day 14, skirtingų dienų retentioną, kaip, tarkim, šiandien kas yra, spalio tam tikra diena, ne, spalio 15, tai tu žiūri, kaip spalio 15 užpirktas rūtas, kaip jisai kiekvieną dieną vis tampa vertingesnis. Jeigu jis tam, tarkim, po 3 dienų matai, kad nepasiekia tam tikro pelningumą, tai turbūt jau kažkas yra blogai. Tai tu žiūri grinai nuo tos užpirkimos dienos statistiką. Tai retentionas ir netgi ROAS žiūri, ne tiesiog pasiemi praeitą savaitę, bet tu žiūri grinai konkrečios dienos arba konkrečios savaitės, kaip auga tas ROAS tų vartotojų bazės. Tai labai skirtinga metodologija ir daug kas jos net nėra bandę, nesupranta. Ir dauguma, jeigu bando leisti agentūrų appsų reklamą, tai leidžia ant atsisiuntimo. Bet kaip patys žinom, jeigu perki klikus, gauni klikus, jeigu perki apsilankymus, gauni apsilankymus, jeigu perki registraciją, gauni registraciją. Tai jeigu nori gauti normalų tikslą, kaip pardavimo registraciją ar kažką, tai optimizuoti ant jų. Tai dauguma agentūrų net, arba klientų tų pačių net neturi šitų įvykių, tai visi tiesiog ant atsisiuntimo optimizuoja dažnai. Tai mes ateinam su tam techniniam žiniom ir kaip reikia sekti, kaip reikia optimizuoti, kokių įrankių reikia. Ir sprendžiam tos klausimus, kad reklamų galėtų. Tada dažnų atveju turbūt ir patį produktą reikia tobulinti, ne? Kad skatintų tą retention, kad skatintų grįžti. Jo, produktas svarbu, bet iš marketingo pusės tai tiesiog programuotam daugiau darbo atsiranda, jeigu nėra suprogramuota, tai irgi reikia nusiųsti instrukcijas ir tada. Turbūt natūraliai irgi kitas klausimas kyla, tai gerai, jūs tą visą performanso dalį mobiliųjų aplikacijų reklamoje atliekate, bet jeigu krepiai tą patį aplikaciją, ta prasme, ten niekas nebesisiūs, tai kiek svarbu, mano klausimas turbūt yra, kiek svarbu tame procese yra App Store optimizationas, tas visas aplikacijos optimizacija, pavadinimas, ten nežinau, kad būtų nuotraukėlė, clickable, ten aprašymas, viską, ir ar tai jūs irgi atliekate, ar daugiau atliekate tą konsultacinę dalį ir klientui rekomenduojate, ką reikėtų pakoreguoti? Tai mes visą reklamos dalį sutvarkom, skaitant net ir kaip atrodo pats programėlės, kaip čia, įžanga vadinkime, kaip App Store naina. Tai geras klausimas, labai aktualu yra gerai padaryti screenshotus. Dažnai pastebiu, kad padaro screenshotus, kad yra visos vienodos, tekstas viršui ir 10 nuotraukų ir visos tenais tekstas viršui ir vienodas fonas. Žodžiu, viskas vienodai, tai atrodo, scrollinė nieks nesikeičia. Tai reikia labai padaryti, kad keistųsi kiekvienas screenshotas, kai scrollinė, kad keistųsi. Taip pat video gerai, jeigu yra įdėtas, o kalbant apie
optimizacija, tai kardinaliai gali pasikeisti install rate'as nuo to, kaip tu pateiki appsą. Kaip pavyzdys su vienu žaidimu tenais toks pasimatymų, flirtavimo simulacija, bet žaidimas. Ir buvo tenais mergina tvarkingai, o po to padarėm, kad būtų ikonėlė appso su iškirpte, tai atsisintimai pagerėjo tenais, nežinau, 60%. Tai tiesiog, kad pakeitus ikonėlę, kad biškai tokia su intriga didesnė, vadinkime taip. Tai tokie dalykai labai svarbus, o žiūrint į App Store Optimization, tai jūs patys puikiai dirbat su SEO, tai appsas turi būti antraštė aprašyta, appso pavadinimas yra pati svarbiausia detalė, tenais reikia dėti raktinį žodį, tada yra long description, short description, tai irgi reikia atrastus raktinius žodžius ir juos sudėti. Ir mažai kas žino, kaip daryti teisingai App Store Optimization, nes neturi įrankių. Tai, pavyzdžiui, appsų SEO įrankiai, jie gali nuo 20-50 tūkstančių metams. Tiesiog, kad naudotis, pavyzdžiui, kaip DTI, kuris dabar buvo nupirktas Sensor Tower. Tai iš esmės, tokie įrankiai. Žinau ir pigesnių alternatyvų, bet jo, tai tenais kitas search engine'as veikia, reikia žinoti, kokie ten search volume ir panašiai. Žodžiu, įrankių reikia netaupyti, nes geras įrankis duoda greitį, ne? Greitis duoda pardavimus ir kokybę. Aš manau, daugumą Lietuvos įmonių būtų gaila mokėti ant 20-50 tūkstančių. Aš pats turbūt pačiai pradžiai nemokėčiau tiek. Tai jeigu reikia patarimų, tai siūlyčiau įrankį keywordtool.io įsigyti. Tenais yra visi paieškos varikliai, Amazonas, eBay'us, Google'as, Google Play'us ir tenais, nežinau, 100 kainuoja gal ar kiek mėnesių. Tai geriau įrankitas. Negausite su funkcijų, bet pačiai pradžiai, jeigu dar nėra supratimo, kad neinvestuoti 20 tūkstančių. O tu pats labai daug skiri laiko networkinimui, renginiams, konferencijoms ir tarptautiniams konferencijoms. Ja. Tai dar kažkaip reikia ir įmonę valdyti, ne? Ja. Tai kaip visą šitą sugebi sužiūrėti? Tai konferencijos nevyksta kiekvieną dieną, bet... Kas antra? Ja, tai spalis dabar ramesnis. Tai rugsėjo 3 konferencijos buvo, 2 Amerikoje, 1 Vokietijoje. Lapkritį 2 konferencijos bus, Apsamitas ir Slashas, Portugalija, Helsinkis. Tai jo, tų reikalų yra, bet biškai jau pradėsiu mažinti dažnį. Tai anksčiau didelė problema su konferencijom yra, mano manimu, kad anksčiau aš kaip buvau samdomas darbuotojas ir mane siūsdavo į konferencijas, tas pačias, ko aš dabar vyksiu. Tai, suraskime klientų, išmokime kažką naujo. Tai realybė, kaip atsitinka, tu neini tą konferenciją, tu atsisėdi, tu nesi savininkas, nesi ten super, ten kažkaip bonusą ir kažkas tokio nuo pardavimo, toks kaip ir nejauku ir, suprantat, nėra to tokio didelio intereso ir paskatinimo. Tai tu atsisėdi ir klausai tos pranešimus, iš esmės. Tai tu tenais, dažniausiai tu klausai kitų pardavimus, kaip daryti, jų įrankius naudot arba kokie faini. Ir ten per 20-30 minučių tu dažniausiai nieko neišmoksi, nebent eisi kažkokį workshopą, kur tenais darysi dalykus. Iš esmės laikas yra išleistas veltui. Su kolegom nukeliauji į užsienį, pabūni ir tai pardavimų nepadarė. Tai iš mano pusės viskas yra kardinaliai kitaip. Tai kai aš dabar einu į renginius, tai yra appsai, tu susirandi žmonių sąrašus, su kuriais tu nori bendrauti, pasidari susitikimus, tada su jais pabendrauju visą kitą, tada yra side eventai, ko prieš tai nežinojau, tai prieš pačią konferenciją arba konferencijos metu yra neoficialūs renginiai, kurie vyksta, tarkim, dieną prieš konferenciją arba konferencijos metu ir tenais susirinka investuotojai, susirinka įmonės ir tenais tiesiog prie vyno turės, šampano turės ir ten, nežinau, bet kokia kitoje aplinkoje tu tiesiog bendrauji, keitėsit kontaktinis, to ir susirinko. Tai va čia yra ta konferencijų vertė, tai kai tu eini ir bendrauji su žmonėm, o ne kai tu sėdi ir žiūri kažkano pranešimo, kuris turbūt, man kai 12 metų šitai sritis, tai nelabai man vertės jau duoda. Kai tampi verslininkas, tai networkingas tada tampa neišvengiamybė. Ja. Tai va dabar galbūt man taktikos šiek tiek keisės, aš daugiau pats noriu savo turinį kelt ir labai tos jau labai atsirinktus konferencijos, kurių tikrai būtina dalyvauti, nes yra
tie sprendimų priėmėjai ir tarkim, žaidimų industrijai, apps industrijai, arba tenais startupai, kaip Slash'as, labai gera konferencija. Tai labai fokusuoti. Tai ne kiekis, o kokybė. Automatizuos ir šį procesą, kaip yra internal. Tai jau buvo davę patarimą vienas ukrainietis Šveicarijoje gyvena, kaip tik šnekėjome, kad jie sako, nusiperkam pigiausius bilietus į visas įmanomas konferencijas, visus praskanuoja kontaktus, susirinkit ten e-mail, yra pareigos, viskas tiesiog susirašai, suderinęs skambučius, nereikia net į konferenciją važiuoti. Okay. Jo, nes ten dalyvauja jau aktyvūs žmonės, kurie veikia to industrijai ir puikiai vieta gauti jų kontaktus. Ja, ir sutapai, nei viešbutį nereikia mokėti, nei skrydžio nereikia mokėti, nieko, nei dienpinigai, jeigu su kolegom važiuoja. Tiesiog, tai vienas iš patarimų. Tai gaila dabar, kad pasidalinai live, tai dabar visi tą praktiką naudos. Tai prašom. Tai žinai, vienas dalykas yra žinoti tą praktiką, kitas iš tikrųjų ją paversti veiksmu, nes tam reikia ir resursų, ir proceso, ir tikslą turėti, žinai, ir prižiūrėti tą visą, žinai. Sekanti turbūt gan tokia įdomi ir nišinė tema prie mobiliųjų aplikacijų reklamos ir optimizacijos ir agentūros auginimo strategijos, tai yra web free marketingas. Ir galbūt jo skirtumai nuo tradicinio marketingo. Tai kadangi daug patirties irgi turi su žaidimų reklama, promotionu, galbūt teko ir susidurti su Web3 marketingu, tai galbūt galėtum mūsų klausytojam irgi paaiškinti, kas yra tas Web3 marketingas ir kuo jis skiriasi nuo tradicinio, paprastais žodžiais. Ja, tai čia Web3, tai vadinkime Web2, tai visi žinom, kas tai yra tai, ką dabar turime, socialiniai tinklai, kai gali pats kur turinį ir imti turinį, o Web3 tai yra iš esmės kripto papildomai decentralizuotas sprendimas. Ir tie projektai veikia šiek tiek kitaip. Patirties turiu, nes aš buvau rinkodaros vadovas dar būdamas savo įmoniai Blogames'ose, tai jie startuolis, kurie irgi turi savo appsą ir publishingo sistemą ir iš esmės jiems padėjau gan stipriai su jų plėtra. Tai jeigu taip supaprastinus, tai kripto reklama yra labai apribota, nes, priklauso ką reklamuoja, aišku, bet yra daugiau apribojimų, ne visi kanalai leidžia, ten jeigu tu esi tenais kažkoks exchanges, tai iš viso beveik neįmanoma reklamuotis, tai su apps žaidimais yra paprasčiau, bet yra daug apribojimų. Tai tie patys standartiniai kanalai dažniausiai neveikia, auditorijos tipažas kripto yra visiškai kitoks, jie dažniausiai sėdi Twitteryje, jie naudojasi Telegramu, jie yra anonimiški, jie nerodo savo vardą pavardės, jie yra pagal kažkokiom tenais bežinėlių profilio nuotraukom ar dar kažkas, jie labai yra sufokusavę bendruomenę, jie sėdi Discord'e, Telegrame, tam pačiam Twitter'e diskutuoja. Ir tenais, jeigu sugadini savo reputaciją, tai labai viskas greit sklinda, ten labai yra svarbu reputacijos išlaikymas ir taktikos yra visiškai kitokios, jie žiūri kreivai reklamą, jeigu tu reklamą, tai tu esi skemas, dažniausiai galvoja, apgausi tu juos, nes kripto pasaulyje yra daug apgavyščių, tenais atsiunčia nuorodą, tu tą nuorodą paspaudi, prijungi savo piniginę kripto walletą, tenais tos pinigus tau nusiurbia, jeigu blogai viską pažymė arba apgauna, sukuria netikrus projektus to pačiu pavadinimu kaip kito projekto ir bando išviliuoti pinigus. Tai yra daug nepasitikėjimų ir ten dažniausiai tos taktikos kaip vyksta, tai tu bandai auginti bendruomenę, rinkti kuo daugiau sekėjų, kuo daugiau komentarų, laikų, ten taip toliau. Aš vadinu konkursų rinkodarą, kaip yra anksčiau būdavo Facebook'e, kad like and share and comment, tai iš esmės viskas taip pat yra padaryta Twitter'e, kad išpūsti burbulą, kad didelis rimtas projektas ir tada visi pradeda žiūrėti tavo projektą, pirkti tavo kriptovaliutą arba tavo turimą tokeną ir, iš esmės, nežinau, man šitas kampas šiek tiek jau pradeda įsisemti, nes daug yra netikrumo ir tokio netikro hypo sukūrimo, kad ir tada visi pradeda tikėti, galvoti, kad čia, milijonas sekėjų, tai dabar čia tas rimtas projektas ir bus sėkmingas. Tai viskas labai yra apie tą įvaizdį. Tai
įdomu išmokti, nes jie labai stengiasi, ten daug partnerysčių, čionais aš su vienu, mano projektu, su kitu projektu partneriaujas tenais, ten konferencijas važiuoju, toks labai daug įvažių tenais reikia įdėti ir labai bendrauti su bendruomenė. Jeigu ten jiems neduoda už tai, kad jie dalyvauja tavo projektus kažkokiu apdovanojimu, tai jie nelabai būna incentivizuoti. Ir tokios išlaikymo taktikos yra skirtingos. Tai žodžiu, bandai duoti pinigų savo bendruomeniai, kad jinai augtų. Tai tu ne reklamą perki, tu duodi pinigus bendruomeniai, kad tada jie dar daugiau dalintųsi su draugais ir visas projektas kiltų. Toks, labai keistas kampas. Taip. Reikia labai suprast ir užtrunka. Ir jų slengas yra kitoks. Jie labai šneka, vadinkime, ne žmonių kalba, ten kiekvieną rytą parašo GM, good morning, ten, tai toks, labai kitoks bendravimas yra su jais, bet įdomu. Kokia ta auditorija, ir jinai yra didelė, žinai, pasaulio mastu? Ja. Vat klausimas, žinai. Jinai yra ganėtinai didelė, tai yra auganti, tai aktyvų piniginių dabar tiksliai nepasakysiu, bet 10 milijonų yra, daugiau negu 10 milijonų. Ir jie dažniausiai labai turtingi. Ypač tie, kurie yra nuo senų laikų, jie gali ten, tikrai turėti daug pinigų. Norimiausia reklamos auditorija, ne? Kaip pavyzdys, tarkim, Blogames, kai jie atsidarė savo tokeną, vienu metu vertė buvo 800 milijonų to tokeną. Vieno tokeno? Visų. Vertė, volumą. Visą volumą buvo 800 milijonų. Tai, aišku, po to pasikeitė, bet iš esmės, pinigų ten yra labai daug šitoj rinkoje ir reikia mokėti bendrauti su žmonėm ir neparduoti netiesos ir būti tikrai gerų solidžių projektų, nes jeigu tu susimausi kripto pasaulyje, tai tave sudegins ir tavo kripto projekto vertė greit nukris ir visi ties nekės. Tai labai toks sunkus balansas, kaip išlaikyti bendruomenės sentimentą, juos apdovanoti, išlaikyti jų dėmesį, kad jie neparduotų tavo tokeną ir taip toliau. Kadangi tu turi daug žinių, kaip auginti klientų pardavimus, tai ar nekilo minčių savo produktą kurti? Iš dalies mes kaip ir tokį mini produktą turim, tai yra mūsų online reportingo įrankis. Kaip tik Lonely Parkas neseniai pristatė e-viruso konferencijai, kaip yra online reportingas ir kaip tik sukomentuoja kiekvieną lentelę visų reklamos kanalų, kokia yra statistika, kokios yra projekcijos ateities, kaip tobulinti rezultatus ir panašiai. Tai čia toks kaip mini produktukas, kurį dabar šiek tiek bandom atverti ir kitiems iš šono, nes yra kitos agentūros, ne Šveicarijos, netgi lietuvių yra agentūrų, kurios kreipiasi, kad mes jiems tą sprendimą jungtume. Bet dažnai būdavo klausimas, ar nori daryti savo e-commerce, tenais, ar nori daryti ten savo kažkokį kitokį verslą, tai atsakymas yra ne. Man nepatinka ta logistika. Ir šiaip labiau, nemėgstu prarast fokusą. Tai ką supratau savo karjeroje, kad yra labai svarbu turėti fokusą, žinot, ką tu nori daryti, nedaryti 5 dalykų, kaip sako, ten turėti, neturėti visų kiaušinių vienam krepšelį, bet visgi aš ką pastebėjau per visą laiką, kad tas stiprus fokusas į vieną vietą atsipirka. Tai man sakyčiau, agentūrinis pasaulis. Tai kaip dabar tą fokusą įvardintum, tas techninis skaitmeninis marketingas, ar kaip? Visas digital marketingas su brandingu ir performance. Labai vien kaip pridėti tą žodį brandingas, jau kiek ta tema. Ja, bet digital aplinkoje. Mes esam digital agentūra, mes nedarom outdooro, mes nedarom radiją, televizijas. Galėtume tikrai, kadangi aš dirbau, tarkim, Inspiredose, tai aš puikiai žinau tam tikrus niuansus su televizija, su radija. Pirkite vieną, jeigu norit radiją efektyviausią ir panašiai, lauko reklamą brangiai. Tai yra visokiausių niuansų ir panašiai, kurios žinom, bet tiesiog kol kas nematom prasmės visko aprimti, bet mūsų fokus yra digitalas. Tai išspręsti su digital klausimus susijusius klientui, apart nedarom CRO. Bet planuosit tikriausiai. Nežinau. Nes šiaip labai daug dėmesio skiria duomenim, o ten labai daug irgi duomenų turbūt.
Ja, tai mes, vadinkime, galbūt mažiau dėmesio skiriam SEO ir CRO, nes jie super laiko į mus. Tai vat. Ir sunku turbūt kitas dalykas, kad sunku įtikinti klientą, kad tau tikrai to reikia ir kaip tą vertę parduoti. Nežinau, SEO tai parduoti yra, net nereikia parduoti, labai paprastas SEO, iš esmės visi supranta, kad Google'as, Bing'as ir panašiai yra labai svarbu. Tai vidinis SEO yra, nežinau, užsimerkęs ir su pusę burnos uždengta gali parduoti. Galbūt išorinis SEO yra sudėtingiau, bet šiaip, nežinau, kai kalbina taip, kaip yra iš tikrųjų, kai nekuri kažkokių fantazijų, o sakai, kaip matai ir kaip, iš praktikos žinai, tai dažniausiai nėra problemų. Tai va, tik išorinis SEO toks sudėtingesnis, nes reikia sakyti 12 mėnesių, dažniausiai pusę metų minimum. Tai va, tokie dalykai galbūt. Šiaip SEO pastebėjau Lietuvoje irgi, kalbant apie SEO, kad yra nemažai agentūrų, kurios Lietuvoje sufokusavo, bet mažai kas dirba užsienį. Tai čia irgi, jeigu girdi SEO specialistai, tai mokinkitės į užsienį keliauti, nes tikrai trūksta čia nais. Turbūt savo portfolio turit ne vieną vidutinio dydžio didelį klientą ir susidurite projekto valdymai su komunikacija, bendravimu kasdien. Ir dažnai būna agentūriniam bent gyvenime. Aš pastebėjau, kad klientai parašo paaiškinti vieną dalyką ar kitą ir iš to gimsta kažkokie tada mokymai. Tai natūraliai klausimas kyla, ar jūs kaip agentūra irgi investuojat ir mokot savo klientus, dalinatės savo know-how patirtimi, ar vis dėlto pasiliekat savo ir sakot, mes viską padarysim, nes yra ir tokių agentūrų, kurios užsitveria sieną. Ja. Tai mano taktika atiduok viską, ką žinai, tai dabar gali bet ką klausimą pasakyti, atsakysiu tiesiai šviesiai ir pasidavau tą taktiką geriausiai veikia, kad tu tiesiog atiduodi viską, ką žinai. Ir va, kaip minėjo kolega, kad kas iš to, kad žino, kad konferencijoje nueiti ir visus nuskanuoti ir tenais nusipirkti pigiausią bilietą ir parašyti, tai didžioji dalis vis tiek to nepadarys. Tai lygiai tas pats yra ir su klientais, ir su agentūrom. Tai aplamai aš neturiu konkurentų iš agentūrų pusės, ne dėl to, kad ten pasikės kažkas, tiesiog man nėra konkurentų, tiesiog per maža rinka nuo mūsų klientūrą ir visam pasauliu. Tai norisi dalintis, pasakoti ir Tai labai paprastas pavyzdys, kai reikėjo ten spręsti appso trackingo klausimą, žinai, tai tas pats klientas gavo iš kelių pusių rekomendacijas į tave. Reiškia, jau esi tu Lietuvoje turbūt stipriausias veidas, kas liečia trackingą, žinai. Tai dar norėčiau paklausti, koks jausmas, kai išleidi reklamai milijoną per dieną, nedreba pirštas paspausti mygtuką. Šiaip galiu pasakyti, kas įdomu, aš vis laik turiu tokią frazę, nes susipažinsiu su savo devaičiais, nes vis laiką būdavo, dabar dirbsim su šitu brandu, jis tenais didžiausias, tenais, nežinau, ten pasaulyje, tenais, ten kitas, tenais, ten didžiausias, ten badiškai, didžiausias Lietuvoje, tu pamatai, kad pas visus yra vis laiką krūva visko, tai šitą frazę laik sakydavau, biškai vieną kartą šitą frazę tik pasinesinę, nes konferencijų buvau Los Andželė, tai ten sutikau, mačiau Eloną Muską ir kitus tenais, tai jau tada jau vienintelis momentas, kai frazė pasiteisino, kad, nepasiteisino, bet čia visą laiką sakau, nesutik su devaičiais, nes ar leidi milijoną per dieną, ar ten milijoną per mėnesį, ar milijoną per metus, ar ten per 10 metų, tai labai panašios problemos. Galbūt įdomesnė problema man, kai aš tą milijoną leidau, man sakė leis daugiau. Man sakė leis 2. Kai ten priartėjom prie tos sumų, sako, leis dar daugiau. Tai neriboti biudžetai. Ir mes, kas klientai šnekam, mes laiką irgi šnekam, kad jūsų biudžetas turi būti neribotas. Tau kainuoja 1 eurą, parduodam už 2 pelnas. Kaip pavyzdys. Tai kodėl riboti biudžetą? Tai skirtumo nėra, tiesiog daugiau nuliukų. Problemas tas pačios, kaip trūksta duomenų, taip trūksta duomenų, Facebookas vis tiek rodo, kad trūksta duomenų, Google'as vis tiek rodo, kad ribotas biudžetas, tai nėra taip, kad čia begalybė. Tai
Žodžiu, maksimumo nepasakyti. Ne, bandėm padėti, ten pasakau, kad ten Amerikai būtų numeris 1 ten žaidimų kategorija, buvom ten Kanadoje, Australijoje, gal net Vokietijai buvom. Tai irgi, tiesiog kaip testą pažiūrėti, ar apsimoka būti top 10, top 5, ar geriau leisti performancinę reklamą, nes dažnai apps ir žaidimų industrijoje populiaru pumpuoti atsisiuntimus, nes kuo daugiau atsisiuntimų, to labiau kyla tavo pozicija, kuo aukštesnė pozicija, to daugiau gauni iš organiko, o organikas dažniausiai daro 60% visų atsisiuntimų. Tai išbandėm ir neapsimoko nebent visi top 10. Ten irgi bandėm influencerius pirkti, ten už 300 000 pasižiūrėti vieną influencerį, tiksliau, už 300 000. Irgi neapsimoka. Na tai tokių visokiausių eksperimentų turėjom, bet jo, ar startupas, kuris reklamas skiria 10 000, ar čia va milijonas, tai skirta va didelio nėra, tik tai, kad daugiau šalių ir, aišku, daugiau gal kompanijų, bet problemas tas pačias. O kokie reklamos kanalai efektyviausi programėlių reklamoje? Facebookas, Google'as. Standartas. Jo, jeigu žiūrėti į iOS-ą, atsiranda Apple Search Ads. Kaip atsiprašau? Apple Search Ads. Apple Search Ads. Ja, yra Apple Search Ads. Okay. Google Ads, kad pagal keywordus gali būti matomas. Yra Apple'ovinas. O šiaip tai tų networkų appsų yra labai daug. Ten Unity, Wangle, Charboostas, Tapjoyas, Misplejus. Ten gali vardinti jų labai daug ir gali eksperimentuoti, žaisti ir panašiai. Ai, matėte, čia off-topic biški, TikTok search adsai atsiranda. Bet ne visose rinkose dar. Ja. Tai kažkur tenais dabar sakė, kad 50% naujienų jaunimas gauna iš TikTok. Va. O žiūrėk dabar dėl mobiliųjų aplikacijų atsisiuntimų irgi apkalbėjom apie App Store optimization, ten antraštės, descriptionai ir panašiai, kiek svorio visame tame procese turi atsiliepimai. Ir ta prasme, tu imi dvi aplikacijas, į vieną pumpuoji srautą, ten viskas suoptimizuota ir neturi visai atsiliepimų, bet kita galbūt organiškai geriau stovi ir ten krūva gerų atsiliepimų. Ir kaip tokį vertintum atsiliepimų galbūt kiekį mobiliuose. Ja, tai svarbiausia, kad būtų daugiau negu 4,5. Tiesiog, kad bendras įvertinimas būtų aukštesnis. Ir atsiliepimai yra svarbu, kaip ir atsiuntimų skaičius yra svarbu. Čia tas pas kaip YouTube'o daina, jeigu matai, dainoje yra 5000 peržiūrų, gal net neatsidarysi, kol nėra 500,000 ar kažkiek, ar 200, priklauso nuo rinkos. Tai net, tas pasičianais, tas lošia ir appsų atsiliepimai taip pat jie padeda, nes yra keyword. Tai reiškia, žmonės prirašo ir atsiranda keywordų, pagal ką gali tave surasti. Tai, ir aišku, atsiliepimai, tu geriau sužinai, kaip tobulint produktą, kas veikia, kas neveikia ir panašiai. O padedat klientam irgi tą galbūt procesą automatizuoti ar bent pagaidinti, kad, ar patikinti, kad tai yra svarbu ir ten, nežinau, po kiekvieno atsisiuntimo išsiųsti ten automatizuotą e-mailą, ten, hei, įvertinkit mumis, palikit atsiliepimą, gaukite ten nemokamą kažkokį skiną ar kažką. Jo, tai dabar su tam tikrų klientų specialiai siunčiam daug atsisiuntimų iš Indijos, Indonezijos, kad pakelt atsisiuntimų skaičių, kad patikimiau atrodytų. Apie atsiliepimus irgi skatinam, kad daugiau atsiliepimų gautų, kad pakelt reitingą ir patikimumą gauti. Bet kažkokių e-mail automatizacijų, ne, mes labiau dirbam su push notificationais. Apps dar yra įdomus dalykas, remote configas toksai, tai jisai leidžia pakeisti vienam žmogų, ką jisai mato. Nes kokia problema su appsas, jeigu appsą tu paleidai, žmogus, tarkim, naudojasi tą appsą ir kažką patobulinai, tai turi išleisti naują versiją, tada Apple'as, Google'as turi patvirtinti tą naują versiją, tada žmogus turi atsisiųsti naują versiją, kad tu patytum tą naują vaizdą. Užtrunka. Ir žmonės nemėgsta updatintis, ne visi updatintis, užtrunka. Tai yra remote configas, kur tu gali priprogramuoti tos pokyčius ir tiesiog taip pakeisti ir
Ir vienam žmogui rodyti vieną aplinką, kitam rodyti kitokią aplinką. Nu, kaip A/B testingas gali būti labai geras. Ir tarkim, jeigu žmogus labai sunkiai negali pereiti šito žaidimo lygio, ten bosas per stiprus, tu gali sumažinti, kad ten pasidarytų lengviau. Tai va tokius bandom labiau irgi kaip techninius, kaip optimizacinius, ten su emailais mes irgi, va, jeigu taip žiūrė digital marketing, tai mes dar su email marketingu taip aktyviai nedirbam. Tai 3 dalykai. Kągi, mūsų laikas šiandien irgi dėja, bet po truputį senka, tai visai pabaigai dar turim irgi tokią blitz klausimyną, kur nebuvo informuotas apie slaptus mūsų klausimus. Tai, nu va, dabar tai tikroji tiesa atėjo. Bet ne, čia ganėtinai paprasti klausimai, tai galbūt irgi per daug neįsiplėsk, bet tokie daugiau bendri. Tai galbūt vienas tada klausimas būtų, ką darytum kitaip ir kodėl, jei nuo šiandienos iš naujo startuotum skaitmeninio marketingo agentūrą? Ką daryčiau kitaip? Galvoju, aš visą startuočiau su agentūra. Turbūt eičiau į startupų pasaulį galbūt. Nes kaip bebūtų agentūros yra labai priklausomos nuo žmogiškų išteklių, tai žiūrint į mūsų skaičius mes tam kur kas mažiau turime, netgi palyginus su didžiausiam agentūrom, mūsų revenue per darbuotoją, arba tiksliau profitas, ne revenue, nes revenue pas agentūros būna dažnai didelį, nes jie patys mokas už klientus, pas mus mes nelabai mokam už klientus, tai profitas per darbuotojus yra vienas aukštesnių. Tai va čia yra iššūkis, kaip tą pelno maržą išlaikyti, nes dabar pas mus 25%, o neįtum pas kitą agentūrą 2%, 5%. Tai labai sunku tas dalykas, tai technologijų startupai ten 80% pelno maržą gali turėti, 50 virš. Tai va, žiūrint į ateitį turbūt fokusuočiausi, nežinau, ar kurčiau agentūrą, bet kadangi jau yra indėlis, jau daug darbo sudėta, tai jau procesai optimizuojasi, taip darom patys iš agentūros tokį šiek tiek kaip startupinį hybridą. Tai nežinau, ar atsakau, bet turbūt galvočiau. Raumenys jau pasiauginot, ta prasme reklamų mokat, užsileisti viską belieka produktą, ne, įsipromotinti, susikurti toks. Nu, mes tokį sinergiją darom, kad kaip čia, technologiškai įgalinta agentūra būtų, kad kuo mažiau, kad tiesiog paslauginis, bet technologiškai įgalintas būtų. Ok. Kitas klausimas. Tai va, turbūt atsakymas ir būtų daryti technologiškai įgalintą agentūrą. Tai va, jeigu reiktų, turbūt tada sakyčiau taip, kad technologiškai įgalintą agentūrą, o ne tiesiog paslaugų. Ankstesnėme arba kitame podcast'e esi minėjęs 5 sekundžių YouTube taisyklę. Galbūt galėtum priminti apie ką jie mūsų klausytojams ir galbūt galėtum pasidalinti keliais trumpais patarimais, ką rekomenduotum į tas 5 sekundės prekės ženklui skirti dėmesį, ką iškomunikuoti, kad užkabinti klientą. Jo, tai čia priklauso, čia yra brandinė reklama ar performancinė. Jeigu brandinė reklama, tai nu, aplamai, jeigu žiūrėtume, tarkim, tą patį Mr. Beast, kuris tikrai puikiai išnaudoja tas sekundės, tai tenais mintis yra paprasta, kad tu turi parodyti, kokia yra problema, kaip tu tą problemą spręsi, bet neparodyti to viso rezultato. Tai, nu, tokį sukur, kaip aš sakau, angliškas žodis tease, kad, nu, taip, sudominti ir panašiai. Tai čia būtų, jeigu vienas iš tų kampų, tas pirmas 5 sekundės taip uždominti, kad jis toliau norėtų žiūrėti, bet dėl viso pikto, jeigu žinai, kad jis gali būti, kad nežiūrės, tai tada spėt pasakyti pagrindinę žinutę. Tai, kad, nu, ten šalituvams akcija, žinai, iš tas pusės. Ir nors svarbu, kad būtų logotipas ir kad būtų atpažįstamumas, kad yra tavo brandas. Tai 5 sekundės yra svarbiausias, per kurias žmogus nusprendžia ar žiūrėt. Jeigu žiūrėt daugumos klientų statistiką, tai per pirmas 7-6 sekundės žmonės nukrenta. Tai tas 5 sekundės toks jau aukso viduriukas, kai išlaikyti dėmesį. Arba jau, jeigu neišlaikai, tai parodyti ir parduoti. Ok. Ir visiškai paskutinis klausimas, tai agentūros plėtra ar produktyvumas?
Abu. O jeigu tik vieną reikėtų pasirinkti? Tu negali plėtros daryti be negerina produktyvumą, nes dabar pasimsiu 2 klientus, tai va šiandien, tada 2 rytoj, dar 2 poryt, viskas nebetilpsi. Tai čia yra problema agentūros, kad jeigu neturi papildomai žmonių arba technologinio pasirengimo, tai tu nebepriims. Tai tu plėtros negali daryti, nes su kiekvienu plėtros etapu atsiranda naujų iššūkių. Tai aplamai agentūra ir įmonė yra toks dalykas, kad pagal mane, kad įmonė aplamai kiekvienais metais turi augti ir jeigu neauga, reiškia, kad tu žiūri blogai darai. Negali būti, kad vienais metais nukrito pardavimai, o kitais buvo daugiau negu dabar yra. Tai kažkas blogai. Tai turi tą efektyvumą gerinti, nes kitaip tai negalėsi augti normaliai. Kažkas turi atsirasti, ar atsiranda reklamos skyriaus vadovas, ar atsiranda kažkokie tokie procesai, nes tiesiog struktūra keičiasi. Kuo didesnė įmonė, to struktūra keičiasi. Supratau. Ir visiškai paskutinis klausimas. Tai buvai All-in konferencijoje Summite 24-ųjų, tai galbūt gali pasidalinti, kokias pagrindinės įžvalgas ir tendencijas įsineši iš tos konferencijos, kur eina industrija ir galbūt, nežinau, ar pavyko pasidaryti asmenukę su Musku? Toj pačioj patalpoje asmenukę iš tolo. Tai jisai manęs nebuvo apkabinęs, aš nebuvau apkabinęs. Bet jo, jam ten labai visi atsistoja, ploja ir visi nustebę buvo. Tai va, to vienintelis momentas, kaip sakiau, kad pajutau, kad tą frazę nesipažink savo dėlaičiais neveikia, nes tikrai buvo įspūdinga konferencija. Vienintelė, kuriai klausau, ką žmonės šneka, nes kitur net neklausau. Tai daug užsirašiau dalykų. Tai vienas, ką aš jau minėjau, tai yra fokusas. Tai visi kartuoja tą patį, kad turi būti stiprus fokusas. Kuo labiau į technologijas ir nueit nuo paslaugų. Turbūt įdomiausia bus, kad dabar patys matosi dirbtinio intelekto, kaip tobulėja balsas, kad skambučių centrai iš esmės bus operuojami turbūt dirbtinio intelektu. Ateityje turbūt ir pardavimai bus operuojami dirbtinio intelektu, kad skambins ir pardavinės netolimoj, sakyčiau. Ir Salesforce'o direktorius buvo, tai jis minėjo, kad jų pagrindinis fokus yra agentai, tai kaip tu pasakai, ką padaryti ir už tai padaro. Tai manau, kad čia bus įdomiausias pasikeitimas, kurį mes pamatysim. Tai bus mažiau ChatGPT susirašinėjimo, daugiau bus komandavimo, padaryk tą, padaryk aną, tai vat bus turbūt didžiausias iššūkis agentūrom ir didžiausias augimo galimybės, kurios greičiausiai perės prie to technologinio sprendimo ir naudosis jais. Nes visą laiką manęs būna darbuotojai klausia, tai kas bus tom agentūrom ir panašiai, čia su dirbtiniu intelektu, tai aš manau, kad žinant, kaip klientai nepasidaro trackingo, kaip nepasidaro tų dalykų ir panašiai, tai jie irgi vėluos šiandien didžioji dalis, tai tu visą laiką turėsi 2 metus, turbūt kokius rezervo, kad pats sparčiau perimtas sprendimus. Ir jeigu tą padarysi ir tada viskas bus gerai. Tai reiškia, tiesiog būk greitas ir domėkis technologiją. Ir implementuok pagal poreikį. Ačiū už atsakymą, Vyti. Buvo super įdomus pokalbis. Net neabejoju, kad mūsų klausytojai šiandien įsinešė tikrai įdomių minčių apie auginimo agentūros strategijas, Web3 marketingą ir mobiliųjų aplikacijų reklamą. Dar galbūt pabaigai norėtum kažką paplaginti, papromautinti, tarti žodį, padėkoti. Ačiū, kad pasikvietėt ir auginam verslus, padedam Lietuvai būti dar galingesniai. Turbūt taip. Super. Ačiū labai. Iki sekančio klausytojai. Ačiū, kad iki galo išklausai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu laukia išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.